banger. Na kągi, sveiki susirinkę čia pas mane virtuvėje. Su jumis esu aš, Richardas. Čia mano laidelė Pasigamink pats. Ir šiandien naujas receptas, naujas penktadienis, nauji iššūkiai ir mes juos bandysime įveikti. Taigi, nuo ko pradėti? Ogi nuo to, kad vakar truputį linksminausi. Ir taip išėjo, kad šiandienai neturiu pinigų receptui. Nes seniau aš pirkdavau specialiai tam tikram receptui tam tikrus produktus, dėl to reikėdavo man pinigų, o šiandien nieko. O kišeniai tai tik vėjai švilpauja. Kaip dabar matote šitam video, parodau savo piniginę, o laidelę reikia parodyti vis tiek. Tada prisiminiau vieno slapto gerbėjo, kurio pavadinimas yra Vanagas 3. Jis man pasiūlė receptą. Labai paprasta, labai skanu. Gal jūs jau būsite girdėję, bet aš tai pirmą kartą girdžiu. Tai galvoju, kas šitas receptas, negaminsiu, žinai, man tai negresia. Visą laiką čia galėsiu kažką naujo pagaminti ir skanaus. Bet atėjo ta diena, todėl sumaščiau, kad reikia pasinaudoti to receptu ir reikia sukurti laidelę, kaip tik turiu tam tikrų produktų. Taigi pasinaudojau savo išmintim. Pasirausiau po šaldytuvą ir ne tik. Ir atradau tam tikrus produktus šitam specialiam receptui. Ir kaip minėjau, slaptas gerbėjas Vanagas 3 yra pasiūlęs man šitą receptą, kuris vadinsis jaučio akis. Tai bus ale kaip ir kiaušinienė, bet pamatysite kokia ta kiaušinienė, nepaprasta. Todėl mažiau kalbėsiu, o greičiau rodysiu viską, kaip reikia gamintis. Ir šitam paprastam patiekalui, receptui reikės šių paprastų produktų, kuriuos galite surasti pas save šaldytuve ir ne tik. Duonos, batono, pipirų, druskos, žalumynų, kokio nors lašinuko gabaliuko ir kiaušinių. Pirmiausia, mes išpjauname duonos ir batono viduriuką, ne per daug, kokius 2-3 cm, štai kad gautųsi va taip. Tada susipjaustome lašinuką, irgi į nedidelius gabaliukus. Pavyzdžiui, jeigu jums nepatinka lašinukai, tai galite ir nedėti, tai yra neprivaloma. O jeigu mėgstate, tai nepakenks. Į keptuvę įpilam aliejaus, nedaug, nereiks mums daug. Palaukime, kol įsikais. Tada dedame batoną ir duoną. Ir truputį apkepsime abi dvi pusės. Apverčiam kitą pusę. Matot, kaip gerai skrusta. Kol kepa kita pusė, tai galima sudėti į duonos ir batonos viduriuką lašinukus ir juos taip pat apkepti. Galima įmušti kiaušinį. Opa. O štai taip. Jeigu mėgstate sūriau, biškį galite druskytės pabastyti, bet nedaug. Ir jeigu mėgstate pipiriukų aštriau, tai irgi. Op. Ir paliekame kepti, kol iškeps kiaušinis. Mūsų viena pusė yra jau apkepusi, reikia pervesti ant kitos, kad iškeptų ir kita. Paliekame, kol apkeps. Volia, iškepia mūsų jaučio akis. Skanaus. Nu kaip, jums patiko šitas receptas? Man tai labai. Aišku, seniau aš jo nežinojau, bet iki tol, kol nepasakė Vanagas 3, mūsų tai slaptas gerbėjas, jo toks keistas nikas. Nežinau dėl ko, gal jis ten specialiai taip užsivadinęs, gal mėgsta vanagus, ar erelius, ar kokius balandėlius, nežinau. Tai nesmė, todėl jeigu jums patiko šitas receptas, paspauskite subscribe mygtuką, laiką, komentuokit, dalinkitės ir laukite mano naujų receptų, nes receptai kiekvieną penktadienį. Tai va, belieka man su jumis atsisveikinti, pasakyti gero penktadienio ir susitiksime lygiai po savaitės. O gal ir ne, nes
tada aš turėsiu daug darbų. Nu, pažiūrėsiu, kaip išeis. Gal receptas bus penktadienį, gal šeštadienį, nieko aš nepažadu, bet tikriausiai bus. Jeigu viskas bus gerai, tada iki, susitiksime mes greitai ir aš peace out.